Kad išvengtų žalos bitėms, ūkininkai ir bitininkai pagal galiojančią tvarką turi bendradarbiauti. Ūkininkai pranešti bitininkams, kaip planuoja purkšti laukus, o bitininkai informuoti ūkininkus, kada į kokius laukus atveš bites. Mes turim pačią geriausią sistemą Europoje, gal pasaulyje. Ir kad ūkininkas praneša mums automatišką žinutę, kada purkš, kuo purkš. Mes galim užkišti bites, galim padaryti ventiliacijas, galim duoti atsigerti. Ūkininkai apie laukų purškimą cheminėmis medžiagomis bitininkams turi pranešti prieš 2 paras. Tačiau Žemės ūkio ministerija nori šį laiką sutrumpinti perpus. Bitininkai, kurie, kaip aš, tarkim, gyvenantis Vilniuje, bet turintis bityną už ten 150 km, tikrai per vieną dieną nesugebėsiu nuvykti ir patraukti bičių iš purškiamų laukų. Bitininkai sako jau ir taip patiriantis sunkumų, esą ne visi ūkininkai elgiasi sąžiningai. Tikrai yra kai kurie ūkininkai labai supratingi ir jie praneša, ir jie rūpinasi dėl purškimų, bet yra tokių ūkininkų, kurie piknaudžiauja ir nepraneša arba purškia ne tuo laiku, kada galima, nes purkšti pesticidais galima tik nakties metu. Tačiau Algirdas Amšiejus sako, ne visada kalti vien ūkininkai. Supratimo, pasak jo, kartais pristinga ir patys bitininkai. Išveža bites ir nepasako. Atvežė į krūmus, pastatė ir neuždeklaravo kur. Nu tai negi dabar ūkininkas eis po krūmus, po visur vaikščios ir ieškos, ar čia nėra bičių. Nu tai ir bitininkai patys kalti. Bitininkas atkreipia dėmesį, kad chemikalai nuodija ne tik namines bites, todėl pasirūpinti vien jomis neužtenka. Sunaikintos ne tik bitės, naminės bitės apis melifera, bet lapgraužės bitės, urvabitės bitės, begeluonės bitės, įvairios vapsvos, kurios didžiausią naudą duoda kamanės, pažiūrėkit. Jeigu mes 1 kvadratiniam kilometrui rastumėm 3 kamanių lizdukus, mes jau beveik neblogi. Chemikalų apnuodytos bitės ne tik žūva pačios, nuodingųjų medžiagų patenka ir į medų. Yra valstybinių institucijų atlikti tyrimai, kurie rodo, kad lietuviškame meduje, kuris surinktas čia mūsų valstybėje, yra randama pesticidų likučių ir randama tokiais kiekiais, kurie daro žalą mūsų sveikatai. Taip pat randama nelegalių pesticidų lietuviškame meduje, kurie ES netgi yra uždrausti naudoti. Žaliųjų vadovė sako, Žemės ūkio ministerijos požiūris yra nuviliantis. Siūlymų trumpinti laiką, per kurį privalu pranešti apie purškiamus laukus, ministerija aiškiai stojo į ūkininkų pusę. Aš esu labai pasipiktinusi, nes panašu, kad Žemės ūkio ministras veikia kaip lobistas stambių chemizuotų ūkių, o ne kaip žmogus, kuris turėtų ginti visos Lietuvos žmonių interesus ir gamtos interesus. O bitininkas pusiau juokais priduria, geriausias būdas darbštolės bites apsaugoti nuo pesticidų – iškeldinti jas iš kaimo. Aš žinau, kur reikia pastatyti bites. Žinot, Kaune prie Soboro. Žinot, Laisvės alėjoj, prie Rotušės. Ten pesticidų beveik nėra. Reporterė Liepa Vanagaitė, Vilnius.